5. Paskutinis žygio rytas. Rytas giedras, nusimato puikus oras visą dieną. Šiai dienai nespėjome internetu rezervuotis aikštelės automobiliui. Todėl automobilį paliekame prie pat Slovakijos sienos esančioje aikštelėje. Pradžioje keliaujame tuo pačiu pėsčiųjų taku link Morskaja Oko. Tik vėliau, praėjus Krioklį, pasukame į dešinę ir akmeniniais laiptais kopiame į įkalnę miško keliuku. Paskutinę dieną pasirenkame aplankyti Krioklį Vielką Siklavą. Tai vienas įspūdingiausių gamtos kūrinių Lenkijos aukštuosiuose Tatruose. Jis taip pat yra aukščiausias Lenkijoje, siekiantis 70 metrų aukštį, todėl kasmet pritraukia daugybę lankytojų. Keletas įdomių faktų apie Krioklį. Vieta. Krioklys yra Rostoko slėnyje, o jo vandenys atiteka iš didžiojo Lenkų tvenkinio – Wielki Staw Polski. Jis sudaro dalį turistinio maršruto, vedančio į 5 Lenkijos ežerų slėnį. Vandens srautas. Krioklio galingumas labai priklauso nuo sezono ir oro sąlygų. Didžiausią įspūdį jis palieka ankstyvą pavasarį, kai tirpsta sniegas ir po smarkių liūčių. Tuomet vanduo krinta didžiuliu 35 laipsnių kampu ir sukuria galingą ošimą, kuris girdisi iš tolo. Pavadinimas Siklava yra senas kalnų tarmei būdingas žodis, reiškiantis krioklys. Todėl Wielka Siklava tiesiogiai verčiasi kaip didysis krioklys. Istorija. Šis krioklys traukia menininkus ir poetus jau nuo XIX amžiaus. Daugelis jų aprašė jo grožį savo kūriniuose, taip dar labiau populiarindami šią vietą. Kelias link Krioklio yra gerai pažymėtas, tačiau reikalauja atsargumo, ypač esant drėgnam ar apledėjusiam paviršiui. Nepaisant to, kelionė verta pastangų, nes baigėsi įspūdingų reginių ir galimybė pasigrožėti nuostabia Tatrų kalnų gamta. Oras šią dieną pasitaikė puikus. Ir norint rasti vietos nusifotografuoti prie Krioklio, tenka luktelti. Užlipus prie Krioklio Wielka Siklava viršaus ir pasukus į kairę, jūs pateksite į 5 Lenkijos ežerų slėnį. Lenkų kalba Dolina Pienčių Stavų Polski. Šiame slėnyje, kaip sufleruoja pavadinimas, yra 5 pagrindiniai ežerai. Wielki Staw Polskie – didysis Lenkų ežeras. Zadni Staw Polskie – galinis Lenkų ežeras. Černi Staw Polskie – juodasis Lenkų ežeras. Mali Staw Polskie – mažasis Lenkų ežeras. Pšėdni Staw Polskie – priekinis Lenkų ežeras. Šis slėnis yra viena iš populiariausių vietų Lenkijos Tatruose, garsėjanti savo nuostabiais kalnų peizažais ir krištolo skaidrumu ežerais. Kaip bebūtų gaila, šiandien 5 pažinties diena, paskutinė, su aukštųjų Tatrų kalnais. Verdamės kavą, grožimės kalnų atspindžiais krištoliniuose ežeruose. Šios dienos maršrutas apie 19 km ir 720 metrų sukilimo. Neskubėdami grįžinėjam link automobilio stovėjimo aikštelės. Apmastom visų šių 5 dienų patirtis. Juntamas fizinis nuovargis, bet ir nenumaldamas džiaugsmas tiek pamačius ir patyrus. Būta ir lietingų dienų, ir saulėtų dienų. Vakare šventinė vakarienė. Visi adresai, GPS koordinatės ir žygio dienoraštis pirmame komentare.